Sausio mėnesį sporto klubai pilni, vasario mėnesį jie po truputėlį tuštėja, po dar 2 mėnesių galbūt lieka mūsų tik tai 10% ir būtent šiame video aš paaiškinsiu, kodėl taip nutinka ir kaip nepatekti į tą didžiąją dalį žmonių, kurie sportą meta labai greitai. Kągi, ir vėl mes susitinkame iš ryto ir vėl mes susitinkame virtuvėje, vėl susitinkame šiandien 4 ryto, kaip visada pasitikslinau, jau ką. Kad nesakytumėt, kad meluojat. Iš tikrųjų, mano toks režimas, bet tikrai nevaidinu ir tikrai nespecialiai tą darau, tiesiog man gaunasi atsikelti anksti labai natūraliai ir aš, kaip ir sakiau, jaučiuosi geriausiai sportuodama anksti iš ryto, tai dabar vėlgi padarysim lygiai tą patį triuką, išgersim pirmiausia, prevarkautis vėliau. Pirmiausia, proteino šeikas, tada ryžių trapučiai su bananu ir šiandien darysim nugaros treniruotę. Aš žiauriai laukiu nugaros treniruočių, nes jų turiu vieną per savaitę ir nugaro treniruotė man labai patinka. Tai labai turėtų būti neblogas sportas, galbūt salė bus pustuštė, jeigu ateisiu anksti ir per ilgai čia nešnekėsiu, tai galėsiu daugiau pafilmuoti. Bet kalbėsim apie žmonės, kurie meta sportus labai greitai ir puikiai suprantu visas problemas ir iš tikrųjų bėda yra ne tinginystėje, ne valios trūkume, bet tiesiog neteisingai struktūrai, neteisingam požiūrį ir viską būtent paaiškinsiu šitam video, kad taip neatsitiktų, kad sportas taptų malonumu ir kaip jį prisijaukinti būtent savo. Tiek žinių, o dabar lekiam į treniruotę. Be to, nuostabu, bet pamečiau kojinę ir kitą kojinę, tai šiandien teko užsidėti 2 skirtingas, nes abi dingusios, tai žodžiu. Bet tikriausiai nieks nematys batuose. Tai štai, pagaliau aš iš sporto salėj, jinai praktiškai tuščia, tai labai pasisekė, aišku, kaip ilgai, bet dabar iš karto pradėsiu nuo to, kodėl dauguma meta sportus labai anksti, tai kliaunamės tik tai motyvacija. Kaip mes žinom, motyvacija nėra amžinas dalykas ir dažniausiai tai yra labai stipriai emocinis dalykas ir tai pirmom savaitėm viskas puikiai, emocijos aukštos, energijos daug, motyvacija didžiulė, bet praėjus tom keliom savaitėm pradedam po truputėlį tingėti, prasideda visi tie pasiteisinimai, rytoj, šiandien tą skauda, pavargau, sunkus darbas, nes tiesiog emocija nukritusi, motyvacija sumažėjusi ir mes neturim išsiugdę dar įpročių, nes yra dar per anksti ir labai sudėtinga yra eiti ir sportuoti ir daryti kažką per nenoriu, negaliu, tingiu. Tai dėl to reikia turėti protingą režimą ir, kaip ir minėjau, nesikliauti motyvaciją, suprasti, kad bus dienų, kai tikrai nesinorės eiti sportuoti, o pavyzdžiui, galiu pateikti pavyzdį iš šiandienos. Man vis dar žiauriai skauda keturgalvį, kojos medinės, pečius po vakar skauda, tikrai nesijaučiu labai energinga, tai džiaugiuosi, aišku, kad čia nugaros treniruotė, tai man bus šiek tiek paprastesnė, bet aš galėčiau savo pasakyti, pailsėk, niekur neik, nesportuok, bet kadangi aš žinau, kaip aš gerai jausiuosi po sporto, kad ir kaip ten bebūtų, aš neprivalau, jeigu neturiu maks jėgų savęs nukankinti iki ropojimo iš sporto salės, to tikrai nereikia, savo kūno reikia mokėti klausyti, bet jeigu turim susiplanavę treniruotę, turim tam tikrą rutiną, tai tikrai geriau būtų jos laikytis, nes jeigu praleidom vieną kartą, greičiausiai praleisim ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą ir taip užsisuksim į tą ratą, kuomet motyvacija aukšta, einam sportuoti, motyvacijos nėra, nebeinam sportuoti, tada gailime savęs, tada rezultato nebėra, nes nuoseklumo nėra, ir viskas užsisuka. Tai būtent dėl to, kaip ir sakiau, nereikėtų kliautis vien tik tai motyvaciją, bandyti išsiugdyti tam tikrus įpročius, tam tikrą rutiną, tam tikrus non-negotiable vadinamus, nekvestionuojamus dalykus, kuriuos mes tiesiog turim padaryti, kaip išsivalyti dantis ar pasikloti lovą. Kas nesikloja lovą, tas galbūt tam netiks šitas pavyzdys, bet tiesiog tą ir noriu pabrėžti, kad viskas yra ne vien tik tai apie motyvaciją, bet ir apie mūsų struktūrą, rutiną, ką jūs puikiai žinot. Aš suprantu, kad viską, ką aš čia sakau, greičiausiai kartojas ir viskas labai žinoma, bet galbūt tas toks priminimas ir minispyris į užpakalį iš mano pusės ar mano pavyzdys gali truputėlį padėti įkvėpti ir jeigu šiandien labai sunku, galbūt bus nebe taip sunku, bent jau 1%. Taip pat, kaip ir praėjusį kartą, padarykim mini aprangos čeką, tai čia yra Bombshell Sportswear, su jais jau dirbam kuris laikas ir sakyčiau, jų aprangos mano vienas mėgstamiausių, aišku, Jangalai ir Buff Bunny tikrai neatsilieka. Tai žodžiu, kas iš karto turės klausimų, tai jie tikrai siunčia į Lietuvą be jokių muitų,
Mano dydžiai visą laiką imu XS arba XXS timpoms, priklausomai nuo to, koks dydis būna, nes jie kartais daro iki XXS, o kartais tik tai iki XS. Tada, aišku, džemperis. Šita kolekcija čia viena naujausių. Tai va, šitas sportinis toksai viršus. Man žiauriai patinka jo nugara. Žiauriai gerai atrodo. Ir spalvų, aišku, yra daug. Aš išsirinkau pilką, bet yra mėlyna, man atrodo, violetinė ir dar kažkokia, bijau sumeluoti, gal raudona. Nu, žodžiu, nenoriu sumeluoti, bet šiaip, sakau, kokybė yra tikrai liuks ir plus dydžių pasirinkimas didžiulis. Tai va, nuo XXXS iki XL. Tai va. Ai, svarbiausias dalykas, kodas Laura15, jeigu nori sutaupyti ir, aišku, parodyti šiek tiek suporto man, nes tikrai tas man yra labai labai svarbu, galbūt galėsiu daugiau keliauti, kurti daugiau turinio ir užsienį ir kolabų daryti tokiu būdu, tai va, tai tikrai labai labai padėtumėt ir jūs taupysit ir man nauda. Tai va, tai tiek žinių ir dabar judam į trefkę. Tai ką, viskas, aš pagaliau išsiruošiau, susirišau čia kažkaip tos plaukus. Ir jo, kas liečia, pavyzdžiui, mano nugaros treniruotės, tai čia iš esmės yra vienintelė treniruotė, su kuria aš turiu šiek tiek daugiau laisvės, sakyčiau, ir per daug dėl jos nepergyvenu, taip sakant. Ir to pastovumo galbūt aš daugiau keičiu pratimus, vien todėl, nes nugara nėra mano prioritetas ją užauginti, man ją reikia iš esmės palaikyti. Mano prioritetas yra pečiai ir užpakalis. Tai va ten aš tikrai išlaikau ir pastovumą, ir pratimus, ir visą kitą. Bet su nugara aš galiu šiek tiek pasižaisti, tai va dėl to labai man ir patinka, nes šiek tiek daugiau paeksperimentuoju šiuo metu būtent. Anksčiau, aišku, buvo biškai kitaip. Lygiai tas pats su kojų treniruotėm irgi pas mane viskas keičiasi. Priklausomai nuo periodų, priklausomai nuo to, kur aš noriu labiau progresuoti, ką man reikia akcentuoti. Tai va, tai dabar sakau, pradėsiu šiaip greičiausiai nuo pristraukimų gal netgi. Ir po to darysiu nugarą šitas traukas po vieną ranką. Nu, žodžiu, viską pamatysit. Tai dabar čia per daug gal neblevyzgosiu ir kol dar nepriejo daug žmonių ir aš dar šiek tiek galiu kalbėti, nes kaip ir sakiau, man po to pasidaro labai nejauku. Nes tikrai nejauku, kai klausosi, dar plus jeigu ten nusišneku, tai žodžiu. Geriau įsijungtų YouTube ar pasižiūrėtų, kai jau viskas post factum, o vietoj nusišnekėti yra biški labiau gėdinga negu per YouTube. Tai va. Tai gerai, viskas darau. Darysiu čia prisiklausymus, jeigu kažkas braunasi, laužo vartus. Gerai, viskas. Darom pristraukimus, apšylam ir tada eisim prie kitų pratimų. Gerai, panašu, kad šiandien sportuojančių daug daugiau negu galvojau. Tai nežinau, kiek pavyks čia kalbėti tarp pratimų, galbūt vėliau tiesiog įrašysiu voiceoverį. Bet apšilau dabar su šitais pristraukimais. Dabar, kaip ir sakau, darysiu po vieną ranką traukas, matysit. Šiaip sakau, labai naudinga yra nugarai, ypač daryti pratimus vieną ranką, nes tada daug geriau ir išdirba. Tai va, kaip ir minėjau, labai svarbu nugarai daryti pratimus vieną ranką. Aišku, planai visiems disbalansam ir visom raumenų grupėm yra naudinga daryti pratimus ir po vieną ranką, po vieną koją. Tai tą aš labai labai akcentuoju, ypač kojų treniruotėse. Aišku, nugarai irgi nemažai darau pratimų vieną ranką, pečiam aišku mažiau. Bet, ką dar labai akcentuoju nugarai, tai yra būtent lėtą tempą, ypač jeigu jums sunku susifokusuoti, pajausti nugaros raumenis, tai lėtas tempas jis labai labai padeda ir svorį, aišku, geriau sukontroliuoti, mažiau inercijos naudoti, apkrauti raumenį tinkamai. Tai visą laiką, ypač pradedant apšilimą ir panašiai, pirmus pratimus geriausia yra pasimažinti svorį, galbūt daryti daugiau pakartojimų, bet lėčiau, efektyviai ir tada žymiai geriau eisis visą treniruotę, kai jau esame normaliai apšilę ir raumenis yra aktyvuoti, nes jeigu nuo pat treniruotės pradžių mes pradedam ten labai didelius aršiai svorius kilnoti, tai greičiausiai ir susijungti su tais raumenim, tas vadinamas mind muscle connection bus labai silpnas ir prastas, tada pajausti nugarą bus sudėtinga ir aišku, auginti raumenį tada bus praktiškai neįmanoma, tai tas labai labai svarbu, kas čia dar. Tai va, tai čia esminiai dalykai, dabar sakau, stengiuosi ir kalbėti, dar filmuoti, ir dar sportuoti, ir dar žiūrėti, kad žmonių tuo daug nebūtų ir per daug čia netrukdyčiau visiems, tai žiūriu.
atsigeriu dar šiek tiek vandens, jeigu ką elektrolitai treniruotės metu tarp kitko labai padeda ir su raumenų pampu, ir su, aišku, hidracija, drėkinimu organizmo, atsistatymas bet kuriuo atveju reikia drėkinimo viskam, bet ir performance, va, tas žodis, kurio aišku, performance, žodžiu, treniruotės. Cheers, išgriam dar šiek tiek ir žiūri awkward, labai nefaina kirtukai iš tikrųjų. Ir viskas irgi įdomiai sekanti nugaros pratimą. Sulaukiau gerų žinių, kad pasirodo dabar su kodu Laura15 visom Lemon Gym narystėm galėsit sutaupyti 15%. Kaip suprantu, negalioja tik tai 3 dienų narystėm, tom trumposioms. Tai va, tai kas nori pasportuoti pigiau arba išbandyti, tai dabar pats tas, nes gavom nuolaidos kodą. Norėjau sporto salėje pafilmuoti daugiau, pašnekėti galbūt daugiau. Tiesiog žmonės renkasi labai anksti ir aš nebespėju ramiai įrašyti video, labai blaškausi, skubu. Nežinau, eiti sporto salę dabar vardan to sportuoti 2 ryto tikriausiai nebūtų išeitis, tai tiesiog dabar rašysiu šiek tiek daugiau punktų, galbūt namuose. Tai dar viena esminis dalykas, kodėl mes metam per anksti ir net nepradėję matyti kažkokių tai rezultatų vizualių. Tai yra tiesiog viską keičiam iš pagrindų per greitai, per staigiai. Dabar sportuosiu 6-7 kartus per savaitę, pradėsiu kardio daryti kiekvieną dieną. Tada atsisakysiu visiškai viso cukraus, absoliučiai visų čytų, visų angliavandenių, viską nukirsiu, valgysiu švariai. Ir taip, kaip ir minėjau pradžioje video, ko motyvacija yra aukšta ir noras didžiulis, emocija labai didelė, labai gera, mes labai motyvuoti. Tai viso šito plano galbūt laikytis mums ir pavyks. Savaitę, 2 savaitės, gal kažkam net 3 savaitės. Bet ką mes darysim tada, kai rezultatų dar norimo mes nematysim, kokį jį įsivaizdavom galbūt. Ir motyvacija jau nukritus, energijos nebėra, nes viską nukirpom, persistengėm, persitreniravom, viską skauda, cukrų, saldainių labai noriu, visokie įvairiausi cravingai prasideda, tai taip. Tikrai nereikėtų pradėti savo sporto kelionės iškart nuo tokių intensyvių pokyčių momentalių, kurie, sakau, trunka paprastai kelias savaitės ir to mums tai ir užtenka. Tai va, tai viskas po truputėlį, tą, aišku, paaiškinsiu dar pabaigoje video, paaiškinsiu būtent, kaip reikėtų pradėti tą sportą ir ką reikėtų konkrečiai daryti, kad rezultatus mes ne tik pasiektume, bet ir išlaikytume ir būtume patenkinti ir tą daryti būtų nesudėtinga. Tai tikrai tų patarimų dalykų aš turiu nemažai. Bet va, čia vienas iš tų dalykų, kurių tikrai turėtumėt laikytis ir būti labai mindful, taip sakant, labai, kaip lietuviškai mindful, aware, ne. Labai apgalvoja galbūt iš anksto. Taip, vėliau atėjo laikas valgyti, aš šiandien žiauriai ekstra alkana, galbūt todėl nes miegau truputėlį mažiau. Ir dalinausi ir praėjusiuose video, kaip yra svarbu valgyti pakankamai angliavandenių ir tas yra pagrindinė raumenukų auginimo priemonė, kitaip tariant, taip pat jų bijoti tikrai nereikia, ypač jeigu mes valgom švariai, tai pasidalinsiu savo mėgstamiausiais angliavandenių resursais, tai labai mėgstu visas bulves, baltas, violetinės, oranžinės, tas saldžiausias, vadinamas, žodžiu, batatus, taip pat avižas labai mėgstu, su jom, aišku, reikėtų šiek tiek atsargiau, nes jeigu jau padauginam, tai ir skaidulų truputėlį prisirenkam per daug ir pilo pratimai, kas man šiandien yra? Aš žiauriai skubu, nes dar šiandien vesiu trefkę, tai matyti dėl to. Tada prasideda, kaip ir sakiau, pilvo pūtimai, jeigu avižų yra per daug, tai reikėtų šiek tiek pasisaugoti. Taip pat aš visus ryžių kruopas, ryžių dripsnius, jeigu kepu kažkokius vaflius, tai nebijau ir miltų įdėti truputėlį, ten ar kažkokių ryžių miltų. Aš, pavyzdžiui, mėgstu juos labiau, nes aš esu glitimui alergiška, tai man reikėtų atsargiai rinktis ir miltus, ir avižas, pavyzdžiui, perku be glitimo ir negaliu padauginti, tada makaronus irgi labai mėgstu, valgau be glitimo, vėlgi. Ne todėl, kad jie yra sveikesni, bet todėl, nes tikrai netoleruoju ir vaikystėje iš vis turėjau baises alergijas, ten man užteko truputėlį glitimo paragauti, atsikasti ten kažkokios bandelės ar to paties makarono ir į ligoninę galėjau patekti, nes baisus skausmai ir tikrai baisus reakcijos. Tai, žodžiu, tai dėl to vengiu, bet viską valgau, sakau, ryžius labai mėgstu įvairiausius, kaip ir sakiau, makaronai, tai šitie mėgstamiausi, tada vaisiai, uogos, jų irgi visiškai bijoti nereikia, tas yra labai geras antioksidantų šaltinis, skaidulų šaltinis, vitaminų šaltinis, virškinimui labai gerai, įvairovė labai gerai, skirtingos uogos, vaisiai, žodžiu, daržovės, aišku, irgi gerai, bet tai, kalbant apie angliavandenius, iš jų daug neprisirinksim, nebent kalbam apie, nežinau, bulves, morkas, ropinės daržovės ir taip toliau. Tai toks mini
pakalbėjimas mano dabar, kaip ir sakiau, dabar kas man yra, aš tikrai daug malonės tikrai skubu, akivaizdu. Bet jo, dabar gaminsiuosi avižas, tokią košę su daug vaisių, uogų, tada vėlgi savo tos mėgstamus keksiukus, kuriuos kepu ir gaminuosi kiekvieną dieną iš esmės, arba kas antrą, jeigu kepos keliom dienom ir turiu daugiau laiko tam. Tai va, tai užsikrausim angliavandeniais ir eisim treniruoti mano merginų, šiandien turiu pravesti 2 treniruotės. Daugiau per dieną net negalėčiau vesti, nes tiesiog nėra tam laiko, visas mano darbas šiuo metu yra online, taip pat žadu pradėti ir keliauti daugiau vėl, galbūt netgi į savo mylimą Ameriką, tai va, tai žiūrėsim. Tai labai nekantrauju jūs pasiimti kartu, aišku, parodyti kaip ten kas, kaip keliauju, kaip išlaikau režimą ir keliaujant ir ilgai skrydžiais, ilgom keliom, nes pavyzdžiui, į Ameriką tai trunka visą parą, tada kardinalus laiko juostų skirtumas, pavyzdžiui, Vegas tenai 11 valandų ar 10 valandų skirtumas, tai žodžiu, absoliučiai atvirkštinis variantas. Tai jo, šiaip manau bus žiauriai fan, labai nekantrauju, jau žiūriu, kaip čia dėliotis kelionę, Airbnb, skrydžius ir taip toliau, viską reikia labai paskaičiuoti ir pasižiūrėti, kad ir su žmonėm tenai savo susitikti su visais, kad visi būtų vietoj nuo žodžių. Tai bus reikalų, bet sakau, žiauriai excited, o dabar viskas, persirengiu, gaminuosi maistą ir jau susitinkam kitam kadre. Žinot, kada yra labai sunku prarasti motivaciją ir visą norą sportuoti. Kai mes Instagrame, YouTube, bet kokiam socialiniam tinkle prisižiūrim nerealistiškų transformacijų, kurios įvyksta ale per mėnesį, ten, nežinau, 20 kg numetimas, konkretus formų pasikeitimas ir taip toliau, kas yra kartais netgi dažniausiai, paprastai netgi netiesa ir arba tos nuotraukos yra sufeikintos, arba tas laikotarpis, per kurį pasiekia tam tikras žmogus ar klientas, ar nežinau kas, ar influenceris rezultatų yra irgi pameluotas. Ir mes prisižiūrim tokių dalykų ir pradedam tikėti, kad čia viskas labai lengvai padaroma, labai greitai, dar jeigu ten pateikiama labai gražiai, kad ten buvo visiškai viskas padaryta nuosekliai, nedrastiškai, mums atrodo, kad ašgi sportuoju švariai, valgau švariai, sportuoju nuosekliai. tą darau jau net 2 savaitės. Ir pas mane kažkodėl tokio rezultato nėra. Ir labai įdomu, kodėl jo pas mane nėra. Tai, kaip ir sakau, daug geriau į viską žiūrėti realistiškai, nusiteikti, kad reikės padirbėti, reikės kantrybės, bet taip pat nereikia savęs perspausti, nuspausti ir persistengti tiek su sportais, tiek su drastiškom dietom, nes tas nesitęs ilgai ir jeigu, sakau, mes labai skubam, tai galiausiai gaunasi taip, kad priskubam ir viską metam daug anksčiau laiko, o jeigu savo pasakom, kad galbūt aš tam skirsiu kelis mėnesius, žiūrėsiu metų perspektyvoje galiausiai rezultatą, nes vis dėlto visos tos formos ir visi tie pokyčiai, jie, kaip ir sakiau, jie neįvyksta per savaitę ir net ne per mėnesį, tai tiesiog reikia nuosekliai dirbti. Taip, per mėnesį galima pasiekti neblogą rezultatą, bet jisai tikrai nebus toksai drastiškas ar toksai iš kosmoso srities, kaip mes galbūt matom Instagram'e ar ten YouTube. Taip kad, sakau, aš pati sportuoju jau daugiau, realiai jau 10 metai ir tikrai tuos rezultatus vis dar noriu gerinti ir tikrai noriu siekti daugiau ir tikrai tie raumenys neauga taip greitai ir netgi merginom ypač yra baimė, vat, čia dar visai atskira tema, bet sportuoti su svoriais, nes raumenis per greit užaugs, mes tapsim kažkokiam ekstra vyriškom ir taip toliau, tai sakau, aš 10 metų kilnoju tos svorius sunkiai, iš paskutiniųjų stengiuosi užsiauginti ir tapti vyrišką, pavadinkim, nepavyksta, viskas nėra taip lengva, tikrai labai daug reikia ir maisto, ir pastangų, ir, nu žodžiu, aplamai, merginom tapti vyriškom labai sudėtinga, nes pas mus net nėra tiek hormonų, tiek testosteronų, tai čia dar kitos temos, nu žodžiu. Tai va, bet sakau, svarbiausia, realistiškas nusiteikimas, gal netgi biški labiau, aš sakyčiau, net nerealistiškas, bet toks net negatyvus gal net labiau ir jeigu tas rezultatas bus greitesnis ir pozityvesnis negu mes tikėjomės, tai dar ir cherry on top, dar ir geriau. Tai va, tiesiog, lūkesčiai turi būti realistiški ir tada viskas pasidarys. Natūraliai net nepastebėsit, kaip atrodysit tikrai iš kosmoso srities per ilgesnį laiką, kuomet liekat su viskuo labai pastovus, consistent, žodžiu, nuoseklus. Pat labai norėjau paminėti ir pabrėžti dar kartą, kaip svarbu yra mėgautis mūsų mitybą, maistu, valgymais, kuriuos mes turim savo dienoje, nes kitu atveju, kaip ir minėjau pačioje pradžioje video, išlaikyti motivaciją bus praktiškai neįmanoma, jeigu viskas, ką mes darom, kaip mes sportuojam, kaip mes valgom, mums neneša jokio malonumo, yra kažkokia tai kančia ir mes tiesiog laukiam mūsų plano pabaigos, tai tas tikrai ilgai nesitęs ir
juo labiau, net jeigu, kaip ir sakiau, pasieksim tos rezultatus, tai galiausiai mes jų tikrai neišlaikysim ir labai tikėtina, kad nuklysim netgi dar baisiau negu buvo viskas anksčiau, tai dėl to reikėtų būti labai protingiams ir pasižiūrėti, kad ir mityba būtų vairi, nereikėtų drastiškai atsisakyti tam tikrų maisto produktų, jeigu su jais problemų neturit virškinimo prasme, tai tiesiog reikėtų tą mitybą palaikyti įvairią, nebijoti išbandyti ir paprastų visokių receptukų, paeksperimentuoti, nes tikrai sveikai galima valgyti labai skaniai ir aš netgi pasiginčyčiau, kad tai gali būti netgi skaniau negu bet koks greitas maistas. Baigiu redaguoti šitą video ir pastebėjau vieną labai exciting dalyką, kad mūsų jau beveik 1000 prenumeratorių šitam kanale, taip kad pabandom padaryti taip, kad šitą savaitę jų ir būtų 1000, labai nebedaug trūksta, taip kad jeigu neprenumeruojat, užsiprenumeruokit. Taip pat, jeigu norit, kad video toliau kurčiau nuosekliai kartais savaitę arba dažniau netgi, tai būtinai komentaruose palikit bent jau širdelę, tas labai padės mano video, nes visi šitie lietuviški video yra iš idėjos, taip kad labai reikia jūsų palaikymo, reikia, kad jūs man parodomėt, kad video įdomus ir aktualūs. Ir paskutinis dalykas, šiandien vėl pasidalinsiu jūsų spotlightų pačiais aktyviausiais kanale šią savaitę. Taigi, tai yra Gintarė A, Inga M, Gintarė Jasiūnaitė, Simona Valongevičiūtė ir Eva Davidsk. Ačiū visiems labai, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Tas man reiškia labai daug, labai smagu skaityti kiekvieną komentarą, klausimai, pasiūlymai taip pat aktualūs, taip kad sakiau, jeigu norit daugiau video, palikit kažką komentaruose, palaikinkit video ir būtinai užprenumeruokit, kad pasiektumėte 1000. Ir viskas, iki kitos savaitės, susitiksim jau kitam video.